sunku yra, ne? Sunkus tas gyvenimas. Viskas su Paulu veina, pilna visokių dalykų. Nežinau, ką pjaustys, nežinau, ko daryti, kad neapsijaustėp. Tiesiog chaosas. Kas vyks gyvenime? Tai aš dabar, darydam šį video, aš išsiuntu energijai, kad žmogus, katram labiausiai reiks šitą video, pamatytum ant savo feed. Tai jeigu tu pamatėjai, paspaudė, žinok, kad dabar šiuo momentu tau šits video ir skirts, nes tu sumeči namon energiją, kad tau aš išsiunčiau. Taigi, tai dabar jeigu tu jautys bloga, kažkas vyksta tavo gyvenime, chaosas, piln dalykų, nežinau, ko daryti, čia suged mašin, čia tau žmona, arba tau vaikins, arba čia bet kas gali ten bebūti, pykstant tais dėl kažko, susipykot, chaosas vyksta, namuis, nuomą reik mokėti, nėra šaibų, darbą nedaud, lauki šalta, nėra ko eiti, pinigų neturi, negali eiti į savaitgalį kur nors, žinai, pavyzdžiui, einu ir ten, kaip bariok nueiti, neturi pinigų. Nu vis susijung, tiesiog gyvenimą teik, nesąmonė vyksta. Viskas, mašin sugedus, susipyka, neturi pinigų, nuomą reik mokėti, elektrą nesumokėti, nežinau, ko daryti. Nu, čia gali būti bet kas, aš tik pavardinau, ką pavyzdžius. Gali būti bet kas. Ko dabar daryti? Įkvėpam. Pasimėgauk, įkvėpk, pasimėgauk tų įkvėpimų. Tu esi dabar. Ne kas rytoj bus, ne kas vakar buvo. Dabar. Tu pagalvok, dėl ko tu galėtum dabar pakelti savo būseną ir pasidžiaugti. Dėl kažko. Aš turiu puikų pavyzdį. Tu esi gyvs! A tu to suvoki? Tu esi gyvs! Tu gali stovėti, tu gali kvėpuoti šiandien, tu gali vaikščioti, tu gali valgyti, tu gali mėgauti saulę, tu gali eiti pašnekinti kažką ir tiesiog praskraidinti kažkino dieną. Tu gali eiti kažkam padaryti gerą darbą, tu gali nueiti tiesiog į lauką ir kažkam duoti 5 eurus, nes tiesiog taip jauteis, kad nori kažkam praskraidinti. Tu gali tiek daug gerų dalykų padaryti, kad kažkam kitam pakelti nuotaiką ir tu pačiu netgi savo pasikelti. Tu pagalvok, už kiek daug dalykų tu gali būti dėkingas arba dėkinga. Gyvenims ir neįtikėtinai gražus. Tai niekur neskubam. Gyvenam dabar. Vakar depresija, rytoj stresas, dabar harmonija. Dabar, kai tu gyveni momentį, viskas tau atsiver, visas gyvenims vyksta dabar. Kai aš video šitą darau, aš jį darau dabar, būnu momente dabar, nes viskas visada vyksta dabar. Tu žiūri šitą video dabar. Aš darau šitą video dabar. Tu esi laimingas ar laiminga dabar. Tu esi dėkingas už gyvenimą dabar. Ir tu myli savo gyvenimą kada? Dabar. Taigi dabar. Mylėk gyvenimą dabar. Nesirūpink chaosu savo gyvenime. Leisk visatai išspręsti šitas problemas už tave. Duok visatai galimybę pasirodyti. Duok visatai vairą savo mašinas. O tu atsisėsk į keleivio poziciją ir tiesiog spausk pedalus. Pats lengviausias dalykas, ką aš tau galėčiau patarti dabar, jeigu tu jauties blogai. Chaosas tavo gyvenime, tu nežinai, ko daryti. Visiška ragas ir bloga. Dabar pats geriausias dalykas. Pasimk A4 popieriaus lapą. A4 popieriaus lapą pasiemi, vidurioką, nupieš skritulioką ir į ton skritulioką užrašą, kaip tu dabar jautis. Tai gali būti, aš jaučiuosi blogai, aš jaučiuosi chujovai, aš jaučiuosi piktas, aš jaučiuosi nevertas, kaip tu dabar viską apibendrinant jautiesi. Paimk ir užrašyk tą. Ir tada aplinkui aprašai viskas, kas dedas tavo gyvenim, viskas, kas dedas tavo galvoj.
susipykau su savo žmona, mašina sugeda, neturiu pinigų, erzin darbas, nepatinka bendradarbiai, reikia keltis į darbą, tingu, viskas, kas tavo galvoj, absoliučiai, kiek gali sugalvoti, tiek visko išraša. Kuo daugiau brainstorminsi, kuo daugiau duosi savo laiką iš tikrųjų išrašyti, gerą pusvalandok turėtų užtekti. Per to pusvalandok išbrainstorminsi, visko išrašys ir viskas, kas buvo čia, viskas, kas stabdė tavi, nujaustais geriau ir dabar ant lapą. Ir tas laps viskas, ons pasisavina vestan informacijai. Tai dabar tu esi viskas laisvas nuo to negatyvo, kad tau kėlė chaosą. Čia ir pat lengviausia praktika, kad galiu duoti. Energija yra neutrali. Ana tek per visą tavo kūną, ana tek per visą tavo energinį kūną pastovę. Dabar šitas ranką išteisk. Jauti kažką? Jauti tiks elektrą kažkai dalykėlę. Ane? Čia ir energija, kad yra garon nuo tavęs. Tai va. Tai žinau, kad energija ana yra neutrali. Ir ton energiją tu gali transformuoti į pozityvą ar kažkokį tai negatyvą. Tai va, pozityvus ir tiesiog pozityvus sinchronizacijas, katros pritrauk situacijas, katros ir pozityvus pagal tavi. Tai tarkim, meilė, gausa, finansinį, socialį, bet kokį ta gaus, kai galėtų būti atein pas tave, ne? Tau sekas viskas, realiai tau viskas sekas, sinchronizacijas pozityvis ir kai tau sekas, negatyvis pro sinchronizacijas ir kai tau nesisek, kai tau viskas ir blogai, kai tau ir viskas blogai ir dar blogiau, sugeda mašina, tam pat deina, žmogus tave apšaukį, sustoji, perėjo, vos nepervažiavo kažkas tavis, tiesiog va taiks nesąmons, vyksta, tu tiesiog chaosas realiai. Kodėl te vyksta? Tai dabar būsena. Tavo būsena, ne? Jeigu tu jautys negatyvę, tu pritrauksi negatyvių sinchronizacijų. Tai dabar tu jautys pikts, bloga, nepatenkins gyvenimu. Tai dabar tu ane varan numiai iš kažkur, iš parduotojus, ir kažkoks dėdans prisiknis prie tavęs atein ir sak, daug parūkyti. Ir tu saka, nedausi. Ir tada ons pradėt muštai su tave, tu susimuš. Žodžiu, savo kelias po kažkaip laikė išein. Vėl pikts, esi dar labiau, kad tas įvyka. Tau energija, tau būsena, kad yra ir dabartinį piktą vibraun iš tau širdies, kaip magnets ir pritrauk dar tik pačią situaciją, dar tik pačią negatyvį sinchronizaciją. Nes dabar įsivaizduok visą tą, ne iš viršaus dabar. Žiūri tai, kaip tu jautys galvo. Matau, tai tu tep jautys dabar. Reiškia, tu nori datėp, mes datau teik atsiūsiam tokių pačių situacijų, katros būtų panašis į tau būsim dabar. Tai ton ir tu įgausi. Pozityvs sinchronizacijas. Tu esi dėkings, tu esi laimingas, tu myli gyvenimą, tu dėkuoji už viską. Tiesiog šypsais pastoji, matai kažką pasisveikini, kad užkalbini, kur ištrodo, kur paprastai gal nepadarytum, bet tu tai darai, nes tu tiesiog būni laimingas. Arba laiminga, ne? Ir tu tiesiog džiaugies gyvenimu. Koks to pasiekmes? Pritrauksi dar galimybių džiaugtis gyvenimu, dar galimybių patirti pozityvias sinchronizacijas, katros ateis į tavo gyvenimą ir pakels tau nuotaiką. Dar daugiau ir dar labiau pakels tavo vibracijai ir tavo magnetizmą, katras pritrauks daugiau pozityvą, katras pagal tai galėtų būti gausa finansinė, arba sociali gausa, arba bet kas, ką tu tik įsivaizduoji, ką tu tik nori išmanifestuoti realiai. Tai tep veikia energija, ana ir neutrali. Ane? Atsimink, kaip minėjau ton. Mes turėjom limituojančius tikėjimus visi. Nuo pat gimėjom, nuo pat kaip tu gimė, nuo nuliaus, kaip tik išlenda, iki 7 metų, dažniausiai viskas ir programuojama į tavo smegenis. Viskas. Tau tėva kaip elgas, kaip ane šnek, televizorius kon rodo, kon tavo kaimyną šnek, kon tavo draugas šnek arba elgas. Viskom tu paėmi ir padara ton kaip savo standartą. Ir tas tamp tavo limituojant tikėjimą realiai, kad reikia užlimituojant tavi, kad dabar tau tėvas sakys, mes neturėjom pinigų, mes niek neįperka, mums bloga yra, tu to neišgirsti kaip faks, užaugi, ateini į saugus gyvenim ir kas prasideda? Huine. Prasideda chaosas, prasideda bloga, pinigų nėra, nežinau, ko daryti, kodėl taip man nesisek viskas, tu te klausi savęs, tu galvoji, kas vyks, o čia ir tau limituojant tikėjimą, kad reikia blokon, tavo gausi ir tavo realią vesą tobulėjimą toliau. Tai ko tu turi daryti?
tu turi anus keisti. Vis tavo energija, kad tek per tai ir filtruojama per tavo limituojančius tikėjimus. Dabar energija keliaun, galvo, aš negaliu uždirbti daugiau negu 3000 eurų. Bum, pratom prafiltron ir tada gauni ton emociją, ir tada gauni ton būseną, ir tada pritrauki būtent ton, ko tu ir tiki. Viskas te paprasta. Pakeisk savo limituojančius tikėjimus. Pakeisk anus. O ką pans reikia pakeisti? Geras klausimas. Labai paprasta situacija. Perki kažką, varai į parduotuvę. Žiūri kažkoks ten norims tau torts, 70 eurų kainon. Tu tiek nori, bet 7 eurų, zapadlo. Gaila man, gaila, nežinau, ką daryti, gaila. Pastebėk, kodėl taip jautys, kas čia vyksta. Kai ton pagauni savi, kai tu pagauni savi, kad tavo ves energija buvo filtruojama per limituojant tikėjimą, dabar tu turi paklausęs. Gerai, šis klausimas, įsidėmėk, užsirašyk, žinok. Kuom aš turėčiau dabar tikėti, kad aš būtent taip jausčiaus šitoj situacijoje ir kad pritraukčiau būtent šitą būseną. Arba paprasčiau, kuom aš turėčiau dabar tikėti, kad aš dabar jausčiaus būtent taip šitoj situacijoje. Klaus, kol gausi atsakymą. Nes šitas klausimas tau duos galimybę pajusti ir sužinoti, iš kur šits limituojantis tikėjimas pas tave atėjęs yra. Tai tu turi perprogramuoti save. O perprogramuoti save yra situacija, kad užtrunk mėnesius. Įsivaizduok neuroną dabar. Tavo smegenys yra daug neuronų, kad šauda pastovė. Šauda. Įsivaizduok dabar, ne? Šitas ir takėlis. Takėlis, čia ir neuronas tau, kad esi jau pravakščiotis. Ir tada būn galimybė tavo smegenims, tavo ego, kažkokia situacija. 7 eurų ir per daug. Šitas ir neuronas. Bum, tu eini per ton takėlį. O tai dabar gera. Ko man dabar daryti? Aš noriu kitaip galvoti, aš noriu kitaip jaustis natūraliai, kad man nebūtų automatiškai čia toks nesąmonis, kad man 7 eurų čia labai daug ir. Pasimk ir sukork naują takėlį. Pradėk eiti kur nors čia. Pradėk eiti. Tiesiog bėk. Eik. Ir po kažkiek laiką, po mėnesį, po 2, po 3, dažniausiai po 3 mėnesių, tau tas takėlis arba naus neuronas, которым sukūrė, uns taps tavo naujų standartų. Ir tas takėlis, kur tu kontekyje, uns užžels. Viskas. Nebebus. Tep, tu perprogramuoji savi. Tep, tu perprogramuoji savo limituojančius tikėjimus. Ir tada tavo energija būna filtruojama per kitus tikėjimus, kad yra tavo nuspręsti. Tavo tikėjimas gali būti, kad 7 eurų ir per daug. Nepatinka. Pakeitinant, ištrini, naują takėlį sukuri, kur tau gali būti daug, 100 000 eurų. Čia ir, daug. Tepo, kad tu kaptort, ką perktum, taip pat tu 100 000 eurų tau yra. Tu pakeiton. Ir kai tu tom pakeiti, tu elgys kitep tada. Ir tada, kaip tu elgys kitep, ir tu gyveni ton gyvenimą. Nes tu tada pritrauki situacijas, išmanifestuoji, peršoki į būtent tą paralelinį realybę, kurioje tu taip galvoji ir mastai, kad turėtum 100 000 eurų. Ir kad tau būtų nieko čia. Tipo, daug. Tai va. Šiandien mano tokia transmisija, tikiuosi išmokai daug. Tai prisimink, dėkok, kelk savo būseną ir perprogramuok save. Ir klausk klausimų, kuris yra pats paprasčiausias, kai pastebi save. Dienos gyvenim, eini parduotuviai, eini gamtui, pastebi, kad galvoji kažką. Kuom aš turėčiau dabar tikėti, kad aš būtent taip jausčiaus šitoj situacijoje. Tai va, aš myliu tave ir čiau.